133 psalmė. Pakopų giesmė. Pakopų arba maldos giesmė. Dobre. Esate girdėję, bet manau, kad šitos situacijos būtų neblogai priminti. Žiūrėk, kaip gera ir malonu, kur broliai gyvena vienybėje. Nu, kol kas merginas pritar labiau. Aš žadėjau pasakyti, kad ir seseris, ir vyra, ir moteris. Iš tikrųjų, kur broliai gyvena. Ir pabrėžiau žodį gyvena. Aleliuja. Iš tikrųjų, mes renkamės bendruomenį susirinkimų laikį ir veitų. Ir bažnyčios, ir kitur, ir pabrėžiama bažnytinė veita, bažnytinis veiksmus ir taip toliau. Bet man įdomu pritarėm, kad tiesiog pats gyvenims vienybėje, tai yra vertybė Dievo. Aleliuja. Aš galvoju, tai labai svarbu. Netgi ne pamaldas, ne maldas, ne dar kažkoks, tiesiog gyvenims vienybė. Taigi vien jau gyvendami vienybėje, sutardami, mes suteikam Dievo tai malonį ir skleidam aplink tai, kad yra gera ir malonu. Ir toliau, antrą eilutę sako, tai yra lyg brangus aliejus. Ir čia vat ir žodis brangus, ant galvos, varvantis, ant barzdos, Aarono barzdos, kol nuteka ant jo apdaro apykaklis. Taigi žodis kol rodo procesą. Kol. Galbūt ta vienybė, sakykime, santykis, jis dar nėra pasiekęs visų mūsų gyvenimo veidų. Kai kuris yra ant barzdos. Kai kuris dar ant apykaklis. Kai kur tur dar nuvarvyti iki čia. Taigi, dėl to neįsitempkite, vis dėlto aš manau, kad tai yra Dievo darbas. Aš kalbu apie vienybę su Dievu, aš kalbu apie vienybę savyje, aš kalbu apie vienybę taiką, santarą, savo šeimų, savo su pirma aplinkinių ratį, ta prasme. Esam įvairius procesus, žinot. Kartais labai noras, kad jau būtų va čia, jau visi, wow, bet ačiū Dievui, kad jis jau nors barzdos varo. Jau kad čia šitą ir kažkur tai. Galbūt čia šitą kažkur tai yra. Tai irgi yra gera. Nuteka ant jo apdaro apykaklis, tai lyg Hermono gaivinanti rasa, kuri krinta ant Siono kalnų. Nes čia viešpats teikia palaiminimą. Taigi yra vieta, kur viešpats teikia palaiminimą. Kur teikia palaiminimą? Tai būtų sąlygas, o tie dalykai jau yra išvardinti. Kur broliai gyvena. Ir jeigu šiandieną, jeigu jūs atvykot ir kažkur mes ar čia darysim, ar kaip tas susirinkimas vyks, aš noriu paprasčiausia, tai bus mūsų bendra tokį savitarpį gyvenimą išraišką. Nes viešpats pasakė, čia viešpats teikia savo palaiminimą. Ir jo palaiminims yra amžinasis gyvenimas. Gyvenims čia ir gyvenims amžinybėje.